galvoju, čia ramiai duos man sėdėti. Šuniukas toksai lykas, bado neduoda, bet ramiai pasėdėti. Gimiau aš 44 metais Paširvinčių kaime, dabartiniam Jonavos rajone. Ir aš ten gyvenau 3 metus panašiai, 3-4 gal, kol mirė tėtis. Ir kol mamos neišvežė į Sibirą. Kada jau mama jau susiruošė išvežti, tada mane paslėpė pas tetą už 2 kilometrų. Aš esu Bronius Strazdas, gimiau 1944 metais Paširvinčių kaimą Jonavos rajone. Tenai gyvenau maždaug 3 gal daugiau metų, tol kol tėtis buvo gyvas ir kol mama buvo neišvežta į Sibirą. Kada jau mama sužinojo, kad ją išveža, mane paslėpė pas tetą. Pas tetą Anėlę, mano krikšto mamą, už 2 kilometrų. O kai mama jau išvežė, tada aš važiavau gyventi pas senelius Ukmergės rajone, Bardiškių kaime. Ten aš pragyvenau, reiškia, kokius 6 metus, taip panašiai jau. Ten mokiausi pradiniai mokyklai. Ir tada mama 1955 metais grįžo į Sibirą. Tada vėl aš grįžau į tą Paširvinčių kaimą. Tik tai ne toj pusėj, o kitoj pusėj upės. Kadangi mūsų namai buvo jau sugriauti. Ir ten irgi gyvenau iki 60 metų, iki panašiai 5 metus. Į mokyklą eidavau, į Gelvono vidurinę mokyklą. Ir tada atvažiavau į Vilnių mokytis miškų technikumą. Ir čia Vilnių gyvenau bendrabutį, 2 metus čia gyvenau, mokiau. Paskui mus perkelė mūsų tą mokymo įstaigą į Kauną, prie Kauno marių. Ir ten irgi dar 2 metus gyvenau bendrabutį, kol baigiau mokslus. Kai baigiau mokslus, tada atvažiavau dirbti Vilniaus miškų ūkį, Girulių girininkiją. Tada perėjau į geležinkelio įstaigą Valčiūnų Medelyną, į Kalvelių kaimą, Vilniaus rajoną. Ir ten dirbau 10 metų tą Medelyne, o gyvenau 15 metų, kol gavau būtą Vilniuje. Ir jau 5 maždaug metai, gal apie 5 metus, kai gyvenu sode. Sode, reiškia, Prūdiškių sode, Prūdiškių sodo bendryjoje. Tai dabar dirbu pirmininku, sodo bendrijos pirmininku. Domėjausi muziką, bet man labai nebuvo sąlygų muzikuoti. Ir mokyklos niekur nebuvo ten tų muzikų, tik tai dalyvaudavau chore. Aš ir vidurinėje mokykloje chore, ir paskui, kai mokiausi miškuose, irgi chore buvau ansamblį. 60 metais mes dalyvavom dainų šventėje Vingio parke. Mes laimėjom tada Širvintų rajone, laimėjom 1 vietą mūsų choros. Apdomėjausi, gitarą norėjau groti, bet paskui. O dabar pradėjau jau rimčiau, kaip sakoma, jeigu taip galima pasakyti, kai jau turiu laisvą laiką, išėjau į pensiją, kai nėra darbo, nereikia vaikų auginti. A taip auginau anūkus ir vaikus. Reiškia, mano tėvas prieš karą dirba Gelvonų Valsčiaus viršaičių. Rusai kažkaip užėmė, bet jis dar dirba viršaičių. Bet ilgai nebuvo, reiškia, atėjo vokiečiai. Jis irgi toliau dirba viršaičių. Tik tai buvo dar atsiųstas vokietis, tipo, Hansą gal daleiskim, kuris prižiūrėjo ten. Ir vertėjas dar buvo. Ten buvo nemažai žydų, gyveno tam Gelvonų miestelį. Turėjo ir jie ten parduotuvių daug turėjo. Bet tėvas su jais gerai sugyveno, draugiškai. Ir viskas taip tęsiasi, bet paskui praėjo gal metai, gal nepilnai. Važiavo iš Ukmergės SS komanda. Su motociklais tie juodmarškiniai.
pakalbėjo su to Hansu. Tas ateina pas tėvą, sako, šlecht, Juozas, šlecht, reiškia, blogai. Sako, atvažiavo VTSS ir liepė susemt žydus sutvarkyti. Tada tėvas atsisakė ir nusipirko dar žemės ir pradėjo ūkininkauti. Paskui atėjo rusai, vėl grįžo, tada jie pradžioj pusę namo nacionalizavo, įsteigė pradinę mokyklą. Ten buvo jo atsiųsta jauna mokytoja, bet pas ją ateidavo tas žaliukų vadas Dobilas. Kai žaliukai ateina, visada reikėjo tai šieno duoti arkliui, tai avižų, tai lašinių jam, nu žinot, kaip jam reikėjo pavalgyti. Dirba ūkis, buvo 40 hektarų, didelis, tai samdydavo porą bernų. Nu ir kada jau pradėjo, sukūrė bylą tėvui į lagerį. Turėjo išvežti į lagerį kartu su mumis, su visa šeima. Tik jisai būtų lagerį už tvoros, kur saugo automatais su šunim, o mes būtumėm šalia kažkur gyvenę. Bet kada tėvas mirė, 48, 7 gal, nežinau, bet 7-8. Tada bylą perdarė mamai. Ir mus visus turėjo 3 ištremti. Ir broliui mano, ir mamai. Į Sibirą. Bet mama jau žinojo, tada jis slapstėsi. Bet vieną dieną galvoju, tą naktį atėjo pažiūrėti namų, galvoju, pernakvosi. Ir kaip tik atvažiavo, susėmė ją. Aš buvau pas tetą, aš kaip pasakoju, o brolis buvo pas senelius, Ukmergės rajone. Buvo tarp tetos ir mano ten taip, porą kilometrų. Susitarimas, jeigu veža, reiškia mama pakelia svirti. Reiškia, nuleidžia tą kibirą, tada pasikelia tasai kitas galas ir jį tada mato. Ir jį pamatė teta, kad išveža. Ir mane nunešė, aprengė šiltai, buvo kovo mėnuo. Ir paliko ant kelų, ant tokio kupsto. Miškelį, ten toks nedidelis miškelis, žinai. Ne kad miškas, nedidelis miškelis. Ir paskui, kai mama jau išvežė, ta teta atėjo, mane pasiėmė, žiūrė, aš miegu savo. Ir tada mane išvežė į pas brolį. Tai jie neieškojo, bet kada jau bylą, aš skaičiau paskui bylą paėmiau. Ir ten parašyta yra, kai šitą NKVD generolas reikalavo pasiaiškinimą iš NKVD majorų. Kodėl neišvežė Strazdo Broniaus ir Strazdo Česlovo. Tai jis ten rašo, kad neišvežėm todėl, kad nėra. Ieškojom, bet neradom. Nei ten ieškojo, nei ką ten. Kad turėjo daug žemės. O tėvai buvo, tiesa, nepasakoju, kai buvo, kad į lagerį. Dėl to, kad bendradarbiavo su vokiečiais, nes prie vokiečių dirbo, nors jis nieko nebendradarbiavo, bet nesvarbu parašė, bendradarbiavo su vokiečiais. Antras dalykas, rėmė banditus, nes žaliukas vadas ateidavo, tai rėmė banditus. Ir trečias, išnaudojo liaudį, kadangi samdydavo. 3 punktai buvo. Paskui, kai jau pas senelius nuvežė, tai paaiškino, kad mama į Sibirą. Kai Stalinas nudvės, tai mama grįž, sako, paliai. Taip ir buvo panašiai. Teta gyveno pas senelius irgi, vienu teta. Dar buvo dėdė, brolis mamos. Bet jis išėjo į mišką ir žuvo. Į partizanus išėjo ir greit žuvo. Apsupo, kažkas gal išdavė. Ir jis žuvo ten, nušovė jį. Tai taip, kad neaišku, kur palaidotas. Ten paskui draugai jį ten palaido, miške kažkur. Dabar nieks nežino, kokia miške, kas. Ir pradžio teta buvo šita ryšininkė, bet dedukas uždraudė. Ryšininkė su partizanais praneždavo jiems žinias. Tai būt pagavę, tai irgi būtų į Sibirą ištrėjo. Teta susirašinėdavo. Ten būdavo norma, gal į metus, gal 2 laiškai, gal 1, neatsimenu. Viskas, paraškai, kaip jį ten gyveno. Ten dirba, visai ten nieko nesiskundėvom. Aš pasakoju, kaip nuvežė gegužės mėnesį, vežė. Kovą išvežė, o gegužės jau buvo ten Irkutskoje sritis.
Reiškia, nuvažiavo, dar ten sniegas. Ir ten jau laukia tie pirkėjai, nu, atvažiavo tų, kaip sakyt, pirkėjai, nu, kaip sakyt, prekės atvažiavo. Dar su rogėm toks buvo, nu, staravieras, nu, rusas su barda toks, jau su rogėm paėmė ją, ten kailiniais užklostė, žinai, nes apsirengina atvažiavo, žinai. Ne kaip pas mums, jau gana pavasaris buvo, ten dar žiema. Nu, jie nuvežė ten į tą į miestelį kažkokį ten. Ir apgyvendina į savo name, reiškia, vienam gale jis su žmona, kitam gale ją. Atvažiavo, tai sako, kaip į namus. Koldūnai ant stalo garuoja, ar samovaras tas. Tai vo, ir vadindavo ją Dočenka, reiškia, dukrelė. Jis turėjo sūnų, o jis buvo lakūnas ir žuvo. Reiškia, neturėjo vaikų, tai jau čia. Bet jie ten buvo visai neblogai, kaip sakė. Nu, ir paskui eidavo į darbą ten, aišku, kaip ir visur dirbo. Tai statybas, tai ten kolūkio kažkur ten. Bet ten kaime daugiau matyti rimtinių buvo, aišku buvo. Nes kai atvežė jos, tai ten vienas paėmė ją, kiti pasiėmė kitus, žinai. Paskui, kai Stalinas mirė jau 53. Tai 55 jai leido aplankyti vaikus. Neišleido iš Sibiro, tik leido aplankyti vaikus. Reiškia, turėjo aplankyti mus ir vėl grįžti. Tai va. Ir jį turėdavo registruotis, kas mėnesį ar 2 kartų mėnesį. Ukmergėj, šito NKVD būstinė, žinai, toj. Bet ten toks buvo geras majoras. Tiesa, jis atvažiuodavo patikrinti, kur jį gyvena, ar iš tikrųjų vaikus žiūri. Jis kažkaip susdraugavo su patėvyje. Patėvė žuvies prigaudydavo, samagoną išvarydavo, gerdavo. Susdraugavo. Paskui ateina turbūt gal pusę metų. Atėjo laikas, kad grįžti reikia. Patarė, kad susirgo. Nu, taip, gaukit, nu, ten gal davė pinigų patėvis, kad duotų tą biuletenį, ar ką ten, nežinau. Nu ir bet tempė, tai irgi negalim, žinai, gal mėnuo, 2, 3 praėjo keli. Taip sakai, užtenkam, negalim daugiau duotų. Nu. Tada jis sako, rašyk pareiškimą Paleckį. Paleckis buvo tais laikais Lietuvos TSR prezidiumo pirmininkas. Tipo prezidentas, bet rusų pastatytas. Nu, bet jis spręsdavo iš. Sako, prašymą, kad leistų pasilikti. Tas NKVD dar parašė, nu, kad žiūri vaikus, kad nepavojinga valstybei, kad čia, nu, kad galėtų pasilikti. Tai taip, nu, rekomendacija tokia. Tas majoras parašė dar ant to pareiškimo. Tai mama, nu, tada nuvažiavo į Vilnių pas prezidentūrą ir tai leido pasilikti. Tai o, su Sibiru taip ir baigėsi. Bet tremtis yra tremtis vis.